Vienas iš komentaruose rašančių žmonių norėjo sužinoti, ar nenukris elektromobilio baterijos procentai, jeigu paliksim kelias dienas automobilį šaltyje. Dabar pabandom pasižiūrėti, kiek rodo. Šilumą išjungiu, kad nebūtų blogai. Taip, vėjuką irgi išjungiam. O dabar rodo -10. Ir pasižiūrėkim, kiek procentų. Taip, 61 procentas ir 272 km, ar ne? Tai dabar yra sekmadienio vakaras. Tai ką, laukiam rezultatų tada, nors aš rezultatus jau ir žinau, bet nesakysiu, kad jums būtų įdomiau, o paskui papasakosiu, kodėl taip yra. Tai va, laukia dabar -10. Tai žinot ką, galiu pasižiūrėti prognozę, ką rodo. Tuoj pažiūrėsim. Jungiuosi Meteo LT, nes tos visos programėlės kitos labai mėgsta rodyti ne į temą. Taip, čia rodo, kad -11 ir pažiūrim savaitės prognozę. Lieporiai, nu tai čia labai viskas normaliai, tas pats rajonas. Pasižiūrim, pirmadienis -1, trečiadienį -18 netgi naktį. Tai aš planuočiau, kad galbūt ketvirtadienį išeis. Tada jau ateiti iki automobilio. Tai va, taip ir padarom, tada bandome ketvirtadienį ateiti ir jums parodyti, ar bus sumažėjusi kažkiek įkrova, ar nebus, ar bus nukritę procentai, ar nebus. Tai dar sykį pažiūrime 61 procentas ir 272 km. Na ir iki pasimatymo. Labas rytas, yra sausio 29. Turbūt pats laikas pasižiūrėti mūsų eksperimento rezultatus. Čia truputį gal negerai girdėsis, kol neužsikuria kaimynas. Taip, jeigu gerai pamenu, buvo 272 km ir 61 procentas. Tai sekundę pasitikslinsiu, turiu užsirašęs. Jo, 61 ir 272. Pabandom jungti. O, yra gyvybė, gerai, labai gerai. Ką, 61 procentas ir 271 km, tai realiai tik tai sumažėjo 1 km. Tai sumažėjimas visiškai nereikšmingas. Automobilis stovėjo apie 11 parų. Iš tikrųjų dar daugiau, nes šeštadienį po pietų aš jį pasistačiau. Galvojau, kad galbūt reikės dar važiuoti vakare, tai nefilmavau, tai nusifilmavau tik sekmadienio vakare. Tai va, tiek laiko praėjo, temperatūros buvo nemažas, tai ir -18, ir -10. Ir dabar pasakysiu, kodėl nenukrito, nesumažėjo įkrova. Nes tiesiog šis elektromobilis neturi aktyvaus šildymo žiemą. Jis turi, bet turi tokią žiemos funkciją. Kai prijungiate įkrovimą, jis tada pradeda šildyti akumuliatorių, kad vyktų greičiau įkrovimas. O kai stovi, nesvarbu ar 10, 20, ar -30, ar -50, jisai niekada nešildys to akumuliatoriaus.